1956 metais išleistas Romain Gary kūrinys Dangaus šaknys iškart literatūros kritikų buvo pramintas pirmuoju ekologiniu romanu pasaulio literatūroje. Knygoje, analizuojant nykią dramblių padėtį Afrikoje, pabrėžiama būtinybė saugot gamtą. Deja, bet žmonija šios pamokos vis dar neišmoko. Dviejų Afrikos dramblių rūšių, afrikinių miškinių ir afrikinių savaninių dramblių populiacijos per pastaruosius 50 metų sumažėjo atitinkamai 90 ir 70%. Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį ir šiame vaizdo įraše papasakosiu, kaip kūrinys Dangaus šaknys įspėja apie pavojus kylančius ne tik gamtai, bet ir pačiam žmogui. Knygos veiksmas vyksta 20-ojo amžiaus 6-ame dešimtmetyje vienoje iš Prancūzijos kolonijų, todėl svarbu išmanyti tuometinį politinį kontekstą. Šis laikotarpis pasižymėjo tuo, kad tokios imperinės valstybės kaip Didžioji Britanija ir Prancūzija ekonomiškai nusilpo po Antrojo pasaulinio karo, todėl joms sunku tapo išlaikyti valdžią kolonijose. Atitinkamai užjūrio valdose padaugėjo nacionalinių judėjimų dėl nepriklausomybės suteikimo tautoms. Visgi, kai kuriuose valstybėse šis reiškinys paskatino smurto antplūdį. Pavyzdžiui, 6-ame dešimtmetyje Kenijoje vykęs karinis nacionalinis Mau Mau judėjimas nusinešė daugiau negu 13 000 žmonių gyvybių, daugiausiai vietinių. Kūrinyje Dangaus šaknys irgi aprašoma, kaip saujelė čiabuvių stengėsi ginklų išsikovoti nepriklausomybę Prancūzijos pusiaujo Afrikoje, kurią sudarė dabartinės Kongo, Čado, Gabono ir Centrinės Afrikos valstybės. Knygoje šie ketinimai vertinami skeptiškai, nes parodoma, kad naujai susikūrusiose valstybėse valdžią dažnai gauna ekstremistai, kurie imasi žiaurių ir drastiškų reformų. Šį procesą lemia daug priežasčių, tiek norėjimas visiškai atsikratyti kolonistų praktikų, tiek masių nesugebėjimas gyventi laisvai, tiek valstybių vargana ekonominė padėtis. Visgi pokyčių kaina dažnai tampa diktatūra ir teroras. Reikia pabrėžti, kad kūrinys Dangaus šaknys kritikuoja kolonializmą, tačiau taip pat ir smerkia tautų radikalius būdus gauti laisvę, nes tada paprasti gyventojai tampa politinių girnų aukomis. Be to, po Antrojo pasaulinio karo padaugėjo gamtosauginių judėjimų. Pirma, karas atskleidė kraugerišką ir barbarišką žmogaus prigimties pusę. Todėl žmogumi nusivylusiai visuomeniai gamta pradėjo įkūnyti sakralų grožį, kurį būtina saugot. Be to, holokaustas, gulagai ir atominės bombos sukūrimas tapo ryškiausiais laikmečio perspėjimais apie tai, kad radikalus pažangos siekis gali sunaikinti žmones bei žemę. Galų gale po karo padidėjo vartotojiškumas ir gamyba, todėl tarša tapo didžiulė problema pasaulyje. Visos šios priežastys paskatino žmonijos platesnį mąstymą apie gyvūnų rūšių apsaugą, kovą su klimato kaita ir atsakomybę prieš ateities kartas. Būtent šiuo laikotarpiu išpopuliarėjo etikos kryptis biocentrizmas, pagal kuri bet kokia gyvybės forma yra savaime vertinga. Šios pasaulėžiūros apraiškų galima aptikti ir knygoje Dangaus šaknys. Pagrindinis kūrinio veikėjas Morelis saugo gamtą ne tik dėl to, kad šis veiksmas yra pareiškimas apie žmogaus orumą, bet ir dėl to, kad jam visi gyvi padarai yra lygiavertiškai svarbus. Knygoje pasakojama apie idealistą Morelį, kuris Prancūzijos pusiaujo Afrikoje vykdo dramblių apsaugos kompaniją. Nacių koncentracijos stovykloje patyręs terorą ir siaubą, vyras pasitraukė į Afriką tam, kad bent jau apgintų žmogaus blogio nepaliestą gamtą.
Visgi ši Morelio užduotis nėra lengva, nes vyras tampa politinių intrigų dalyviu, o jo vizijos netitinka vietinių žmonių gyvensenos. Vaizdžiai aprašant Afrikos faunos grožį, kūrinyje persipina žmogaus laisvė ir orumas, tvyranti įtampa tarp kolonistų ir afrikiečių, bei apmąstymai apie tai, kur žmoniją veda besaikis dramblių naikinimas. Visų pirma, reikia aptart, ką kūrinyje vaizduoja drambliai ir kokius konfliktus jie atskleidžia. Viena vertus, koncentracijos stovykloje Moreliui drambliai tapo laisvės ir gyvybės simboliais. Todėl vyrui gyvūnų apsauga yra pareiškimas priešintis žmogaus pavergimui. Be to, dramblių medžioklė atskleidžia žmonijos materializmą ir empatijos stoką, nes gyvūnai yra žudomi arba dėl vertingų ilčių, arba dėl turto žalos. Baisumas slypi tame, kad nepatogus žmonės lygiai taip pat gali būti žudomi kaip ir drambliai. Kitaip tariant, drambliai simbolizuoja žmogaus teises, kurias nesunku dėl praktiškumo pažeist. Galų gale Morelio veikla bando apginti žmogaus orumą. Nesavanaudiška gamtosauga įrodo, kad asmeniui, nepaisant Antrojo pasaulinio karo tragedijų, vis dar rūpi pažeidžiamos būtybės. Apie Morelį rašoma šitaip. Jis iš tikrųjų tikėjo, jog mūsų laikais žmonės dar yra pakankamai kilnesieliai, kad pasirūpintų ne tik savimi, bet ir drambliais, kad jų širdyse dar yra daug vietos, nors imk ir verk. Kita vertus, Morelio veiklą apsunkina Afrikos socialinės ir politinės aplinkybės. Pirmiausiai, daugeliui Afrikos genčių drambliai siejasi su papročiais ir maistu, todėl gamtosauga atimtų iš čiabuvių tradicijas ir pasmerktų badui. Apie šią problemą kūrinyje užsimenama taip. Jūsų drambliai – dar viena visko pertekusio europiečio idėja. Mums drambliai – vaikščiojanti mėsa. Be to, žemyne, kuri kamuoja politinis nestabilumas, gamtos išsaugojimas nebūtų pirminis prioritetas. Atvirkščiai, labai tikėtina, kad naujai susikūrusios valstybės būtų suinteresuotos išgauti kuo daugiau vertingo dramblio kaulo. Kūrinyje Dangaus šaknis, alegoriškai aprašant dramblius, svarstoma, ar įmanoma išsaugoti gamtą bei žmogiškuosius idealus ir kokia yra to kaina. Be to, norėčiau išanalizuoti, kaip visuomenė kartais klaidingai vertina pradinius žmogaus ketinimus ir į juos visiškai neatsižvelgia. Tiesą sakant, pagrindinis kūrinio veikėjas turi labai aiškiai apibrėžtą tikslą – sumažinti dramblių naikinimo mastą. Vyras kartais žiauriai baudžia medžiotojus ir degina jų ūkius tam, kad atkreiptų visuomenės dėmesį į dramblių problemą. Visgi kiekvienas savaip interpretuoja Morelio veiklą, todėl niekas nesugeba įžvelgti problemos esmės ir imtis jos spręsti. Pavyzdžiui, Prancūzijos valdžia yra įsitikinusi, kad sukurtas pasakojimas apie dramblius ginantį vyrą yra priedanga užmaskuot vietinių gyventojų nepasitenkinimą kolonistų valdžia. Tuo tarpu nacionalistai čiabuviai prisidėjo prie Morelio vien tam, kad juo pasinaudotų. Vyro vandališką elgesį galima nesunkiai ištransliuoti pasauliui kaip nacionalinio judėjimo apraiškas. Be to, tinkamu metu pašalinus Morelį, įmanoma sukurti legendą apie baltaodį, kuris kovoja dėl afrikiečių nepriklausomybės ir tokiu būdu suvienyti vietinės gentis. Galų gale daugelis asmenų Morelį regi tiesiog kaip mizantropą, kurio perteklinė meilė gamtai žemina Homo sapiens rūšį. Visgi Morelio ketinimai yra daug paprastesni, jis mąsto. Kiekvienas jam priskirdavo savo viltis, savo maištus, savo slaptą pagiežą ar savo mizantropiją. Kad ir kiek jis aiškino, nieko negalėjo padaryti.
Jie ir toliau priskirdavo jam sudėtingus akstinus, nors teisybė buvo labai paprasta ir jis nesivaržė jos pasakyti. Jis mylėjo gamtą. Ir tiek. Morelio tragizmas slypi tame, kad jo požiūris į gamtą yra iškraipomas kitų žmonių, todėl kiek vyras besistengtų, gyvūnų apsauga lieka taip ir neišspręsta problema. Viską apibendrinant, daugelis žmonių su gamta sieja subtiliai artimas ryšys. Vieniems patinka vaikščioti parke ir mėgautis paukščių čiulbėjimu, kitiems grožėtis gėlių ir medžių žydėjimu, tretiems leisti laiką stovyklavietėse. O lietuviams gamta dar yra ir neatsiejama istorijos bei kultūros dalis, pradedant pagonybę ir baigiant Antano Baranausko Anykščių šilelio. Todėl nemažai skaitytojų turėtų pamėgti Romain Gary kūrinį Dangaus šaknis, nes knyga ne tik supažindina su Afrikos realijomis, bet svarbiausia parodo, kodėl žmonija turėtų gerbt ir tausot gamtą. O jūs, mano mėlėjai kanalo žiūrovai, ar esate skaitę šį Romain Gary kūrinį, ar jums pasirodė aktualios šioje knygoje nagrinėjamos temos? Būtinai dalinkitės savo įžvalgomis komentaruose, aš mielai jas perskaitysiu ir linkiu jums gražios likusios dienos. Viso.